Sveiki, sveiki, mėlyjeji. Kaip jums sekasi? Sveiki sugrįžę į dar vieną video Minecraft išlikimo su pusbroliu, kaip trumpiau MISP iš mano perspektyvos. Šiandien iš tikrųjų aš neturėjau daug planų, aš galvojau, nežinau, statyti namą ar dar kažką. Žinot, kas nutiko? Išėjo naujas Minecraft'o atnaujinimas. Išėjo gestai, išėjo tie draugiški gestai. Mums reikia eiti pragarą ir susirasti mini gastą. Todėl aš manau, kad taip reikia viską čia greitai susikrauti, visus daiktus, ten pasidėti čestą kažką ir tiesiog važiuoti greitai į pragarą, daryti kažką. Mums reikia gauti gestą šį kartą. Mums reikia gauti gestą. Realiai tiesiog tobulai tilpo viskas. Vietos kaip tik neliko, bet nieko. Gerai, liko. Biški vietos liko. Gerai, puiku. Išsiaiškinau, kad turiu šiek tiek obsidieną ir aš turiu pakankamai deimantų, deimantiniam kirtikliui, kad galėčiau dar išsikalti, jeigu norėčiau. Tai esminis dalykas yra pasidaryti kiberą. Jeigu nedarysim deimantinio kirtiklio, tai mums reikės kibero. Bet aš galvoju, kad geriau turėti deimantinį kirtiklį, dėl to nes vis tiek reikės kiberą, tai vis tiek reikia padaryti kiberą. Sudėti 3 deimantai, nieko tokio daug. Kaip nors išgyvensim. Tada taip, man reikės, ko dar man reikės. Gerai, pasiimam vieną iš tų kuprinyčių, čia sudėti daiktus kai kuriuos turim. Kaip aš išsigandau jo, eik tu sau. Aha, eik laukan, man virbių reik. Ok, dabar tu gali eit laukan. Teisingai, pareik iš čia. Reikia pasigaminti krosnį ir išsikepti maisto daugiau. Dabar tai planas toks. Šuns neimsim, nes pavojinga. Kodėl pavojinga? Nes aš norėčiau keliauti naktį, nes tuomet lengviau yra pamatyti lava pūlus, nes jie šviečia. Kol laukiu, kol iškeps mėsą, nusprendžiau nueiti čia dar į... Aš čia šalia turiu keivą prie savęs, tai sugalvojau čia nueiti, kad... Gal čia netyčia rasim lava pūlą, kas čia žino. Labai abejoju, bet dėl pasiseks. Nope, čia visiškai nieko nėra. Nu gerai. Gerai, maistas paruoštas, galime eiti. Tai viskas išvarau. Aš durna, aš ką tik praskipinau naktį, aš pradėjau varyti per naktį. Nu gerai, nieko tokio. Varom, pirmiausia, apibėgsim kalną, eisim visus keivus dabar.
Radom. Yes. Tik dabar aš užsiminiau, kad nepasakiau šiek tiek informacijos. Pirmiausia, tai tikriausiai matėte Klevo video, kad jeigu nematėte, tai kad pasižiūrėkit. Jisai išvažiavo. Mes čia nelava pulas. Ne. Nesvarbu, žodžiu. Kad jis išvažiavo 3 savaitėms. Maždaug aš sulėtinsiu savo kelimo tempą, aš kelsiu maždaug po kartą į savaitę, tam, kad per daug jo nepralenkčiau. Ir galvoju, kaip čia geriausia būtų užpilti tą lavą. Gerai, geriausiai iš viršaus būtų, sakyčiau. Dek. Kaip išsigandau to voro, aš jo nemačiau. O kur tas kitas dar buvo lavos šaltinis? Vieną irgi bloką kažkur mačiau. Tai dabar taip, žodžiu. Pasižiūrėjau, kur tas yra lava pulas. Nu, ne lava pulas, ką aš nešnekėjau. Pažiūrėjau, kur yra tas dar vienas lavos blokas. Nu, eik tu kaku! Eik tu psišikdamas, nu... Fui! Okei. Dar vienas! Gerai. Dar vienas! Psišik, nebeįdomus tu man. O tas kitas lava, tai va čia kur šviečia, tai čia yra ta lava. Bu čia. Na, tas zombis ateina. Tai žinoma, kad dans ateina. Kaip jis neateis pas mane? Geriausi draugeliai mes, ane? Durnių tu. Dar vienas! Iš kur jų čia? Dar vienas! Mirštu! Guys, aš mirštu! Aš mirštu. Dar bent jau lavos radu. Anyway, iš čia biški lavos dabar pasimsim, o paskui eisim ten tą kitą vietą. Dabar nusileidžiam čia vandenuką. Čia dar visko yra pilna. Eik tu. Dar vienas! Nu iš kur jūs čia? Iš kur jūs? Viskas dabar iškastu aš trakysiu zombus, nes neturiu daugiau nieko. Gerai, puiku.